tik techninė ir fundamentinė. Būtent labiau, su prasme, kiekybinė būtent kainų. Aš dar kartą pabrėžčiau, prasme, galbūt neužtikrausiu, kad esate sakė, yra alokacija, turto alokacija. Prasme, jūs nustebtumėt, kaip galite pakeisti rezultatą, jūs turėtumėt proporcinį ne tik akcijas ir obligacijas. Turbūt didžioji dalis nežino, kad yra, tarkim, ir žaliavos, ir, tarkim, nekilnojamo turto instrumentai arba kažkokios alternatyvios investicijos. Tai esminis dalykas, ką mes norim pabrėžti, yra, kad, tarkim, uždirbti 10% per metus, galima su minus 40 tam tikrai periodai, o galima su minus 15. Tai ką jūs rinktumėte? Nes, tarkim, perkant žemos PAE įmonės, taip jos gal dirbs ne 10, o 20%, bet maksimalus skirtimas kažkuriuo momentu minus 80. Tai ką jūs daryti? Tai vienas dalykas, turto alokacija, prasme, žiūrėkite, kad būtų kelios skirtingos turto klasės. Ir antras dalykas, tai aš kaip ir minėjau, kiekvienas žmogus mūsų esame skirtingi. Vienų tikslai investavimo gali siekti 20-30 ar panašiai metų, kitų tikslai gali būti trumpesni. Tai iš esmės, natūraliai, kad su fundamentalia analize kelios dienos metro savaitės bėgiai yra daug sudėtingiau negu tai tą daryti techninę. Vėlgi yra ten įvairių niuansų, kad yra apie horizontą. Bet esminis dalykas, tai tiesiog jūs nežinosit, kas jums labiau tinka, nepabandys to. Ir antras dalykas, jeigu, čia tiesiog natūralus patarimas, jeigu jūs čia sėdintys tikitės, kad dirbsite per metus 50 ir panašiai procentus, pamirškite, grįžkite realybę, taikant tiek fundamentalią, tiek techninę analizę, pradžiai tikėkite apie 10 procentų per metus. Pradžiai, jeigu tiek pavyktų uždirbti, tai dabar tiesiog gal tokių nuleidžiu ant žemės, buvo įvairiausių dalykų, kalbėtų 100 procentų per mėnesį, aš nežinau. Tai, pradžiai galvokit realiai, nes pačius turtingiausius žmonės jau uždirbdavo vidutiniškai 15-20 per metus. Per ilgą laikotarpį, ten omeny 10-20 metų. Tai, iš kur gali būti, kad jūs uždirbsite daugiau negu jie. Tie žmonės, kurie turi 20-50 metų patirtį. Bet tą padaryti galima taikant kiekvieną tiek kitą, tik tai reikia esminių strateginių kažkokių elementų. Kad tą psichologinį faktorių eliminuoti ir kitus dalykus. Šiek tiek dialogas mūsų užsitęsė, bet tikiu, kad yra labai įdomus. Gal dar kas nori paskutinį klausimą iš auditorijos? Dienas. Aš norėjau paklausti, fundamentalia analizė labai dažnai fundamentalistai sako, investicijos turi būti ilgalaikės. Pirma sąlyga. O kaip gali būti ilgalaikės investicijos, jeigu tu negali išpasakoti rinkos 10 metų priekį? Tos visos prielaidos tai yra filosofijos. Tokių praėjo vykdų sekančių metų, dar sekančių. Tai galioja, tai rinka yra lėknis, tokia stabilios sąlygos. Tik sąlygoma pasvertų, sakykim, ten kažkokiem lėknisam dideliai matėm, iškart viskas toks šeikas yra ir jos gali visiškai negalioti, reikia vėl persvarstyti viską ir iš principo ta analizė yra nulinė mano galva. Gerai, įdomu. Tai trumpai, tai 2 minutės, prašau, fundamentinė pusė turbūt. Nu, čia gerai. Jo, teisingai. Yra prielaidos kartais nepasiteisina, dažnai nepasiteisina. Tas prielaidas reikia pakoreguoti, pakeisti, pasižiūrėti į dalykus iš naujo. Tai teisingai, gyvenimas nestovi vietoj ir mes negalime prognozuoti 5 metam priekį. Bet mes bent jau galime atsiribojame nuo prognozavimo kiekvieną sekundę, kiekvieną mėnesį ir kiekvieną mėnesį. Mes galime pasakyti, kad mes matome lygiai taip pat bendrą tendenciją įmonės veikloje. Mes galime padaryti prielaidas, kiek jinai uždirbinės pelną esant kažkokiom tai makroekonominių prielaidom, kad nebus jokių šokų, bet šokai be abejo atsitinka. Ir tais atvejais reikia įsivertinti, ar ta įmonė yra pajėgi išleisti tos šokus. Ir jeigu taip, tai galbūt tai yra tas momentas, ta proga, kai tu turėtum lėtai, o ne bandyti Nu, jeigu dar kantrybės turim vienai minutį, prašau. Ar būtų įbrand?
Kviečia, pardavėm taip, individualios dažniausiai buvo. Ir mūsų nenusipirko dar. Dabar negali. Kodėl? Kodėl? Nes fundamentinė analizė rodo, kad jau nuomai. Jo, netiko, gal mes tuo rezumuosim, nes jau iš tikrųjų išeinam iš ribų gan stipriai laiko. Manau, kad diskusija labai įdomi ir visai neblogai man atrodė bent jau joje dalyvauti, tikiuosi jums patiko, aš gal šiek tiek rezumuosiu kai kurios dalykus, kuriuos pats pastebėjau. Galbūt jūs turėsite ir papildomų pastebėjimų, tegul taip ir būna. Dėl fundamentinės analizės, tai galbūt reiktų užakcentuoti, kad yra tas atskirimas vertės ir kainos. Būtent turėtų būti fokusas į vertę, ne tiek į kainą, kuri tuo momentu rinkoje po 5 minučių jinai jau yra kitokia. Tačiau fundamentiniai analizai kita būdinga dalis ir galbūt iš dalies tai yra problema, ką jau užsiminėm, prielaidos. Ne tik, kad tos prielaidos dažniausiai pasitvirtina, dažniausiai žmogaus natūra tokia yra, kad ką prognozuoja, tai neišsipildo, bet ir tų prielaidų gausa yra būdinga fundamentiniai analizai ir galėtų tai būti atskira tema, nagrinėti, kaip padaryti geresnės prielaidas, kaip tą tobulinti ir taip toliau. Tačiau iš kitos pusės, jeigu žiūrim į techninę analizę kaip tinkamą alternatyvą, tai vėlgi ten yra diskusija, kuri įdomiai čia pakrypo, kad lyg ir atsirado hipotezė, kad galbūt techninė analizė geriau veikia nelikvidžioj rinkoje. Tačiau aš kaip tik dažniau girdžiu argumentus, kad esu skaitęs, kad techninė analizė veikti reikia masės iš tikrųjų, nes lyg ir vienas iš paaiškinimų techninės analizės veikimo principų yra tai, kad techninė analizė tiesiog stengiasi užčiuopti tas minios klaidas kylančias iš psichologinių visokių neatitikimų arba mūsų pagundų psichologinių kaip žmogiškos natūros. Tai iš tikrųjų klausimas yra ir masės buvimo, nebuvimo, kiek reikia likvidumo ir kokio dydžio ir kokio skaičiaus žaidėjų rinkai, kad techninė analizė veiktų. Ir dar vienas dalykas, tai yra horizontai, šiek tiek užsiminėm, galėtų būti atskira tema, atskirai diskutuoti, bet panašu į tai, kad kai kuriems horizontams yra tinkamesnė, kai kuriems investavimo sprendimams yra tinkamesnė fundamentinė analizė, kitiems visgi techninė, kalbant apie labai turbūt, ypatingai tas matosi, bet galbūt čia nėra vien tik tai horizontų klausimas, čia man šiek tiek panašėja ir į rizikos valdymą, tai ką kolegos iš fundamentinės pusės bandė akcentuoti, tai kad galbūt galima taikyti abi analizės rūšis ir fundamentinę imti už pagrindą atrasti kažkokias įdomias galimybės, tačiau techninė analizė gali labai puikiai tarnauti siekiant išvengti kažkokių didelių sukrėtimų momentų arba pasitraukti iš jų anksčiau, negu tai padarytume tiesiog žiūrėdami naujienas ar panašiai. Tai iš tiesų techninė analizė gali būti taikoma ir tokiam dalykui, ir turbūt dar daugelį rūšių kitokių sprendimų. Tai tiek bendrai. Dar kaip žadėjau, kadangi tikiuosi labai didelė dalis auditorijos nepasikeitė, nors buvo įeinančių ir išeinančių, balsavom pradžioj, balsuokim dar kartą pabaigoj. Tai visgi kas laikytumės savo pagrindinę investicinių sprendimų analizės rūšimi, fundamentinė analizė. Daug, o techninė? Toks įspūdis, kad sumažėjo nesisprendžių, bet rezultatas išliko panašus, matau, kad tai gali... Skaičiuojant iš tikrųjų maždaug per pusę pasidalino svoriai tiek tų, kurie mėgsta fundamentinę, tiek tų, kurie techninę. Jums reikėtų trečią variantą pasiūlyti, abi naudoti iš karto. Tai kartu. Vis tiek norėjosi pasižiūrėti, kas labiau skiria prioritetą vienai ar kitai pusei, nes paprastai sunku būti tokiam dvilypume visą laiką. Iš tikrųjų, aš manau, kad daugelis žmonių visgi labiau prijaučia vienai iš tų pusių, tiesiog neneigia, kad galima pritaikyti atskiruose vietose ir kitą analizės rūšį. Ir be abejo, tuo, ką mes čia pristatom, visas investavimas nesibaigia. Yra ir daugiau analizės rūšių, labiau orientuotų į psichologiją, tarkim, į rinkų sentimentus ir
galų gale makro analizė ir panašūs dalykai. Tai mes šį kartą diskutavom fundamentinės ir techninės analizės takoskyrą. Tikiuosi, kad buvo naujų pastebėjimų, ar bent jau buvo linksma ir įdomu stebėti diskusiją. Ir nuoširdžiai dėkoju, kad dalyvavot, kad skyrėt laiko ir linkiu sėkmės investuojant.